Penktasis sprendimas dėl Algimanto Kmito atleidimo iš Šventų sporto mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Alinai Zaborskienei laikinai eiti Šventų sporto mokyklos direktoriaus pareigas. Yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Algimanto Kmito atleidimo iš Širvintų sporto mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Alinai Zaborskienei laikinai eiti Širvintų rajono sporto mokyklos direktoriaus pareigas. Prašau. Tarybos narė, turite klausimų, prašau. Tai yra susiformavusi tokia, sakyčiau, Lietuvoje netgi pagarsėjusi praktika, kada švietimo įstaigų laikinai skirti direktoriai daro kažkokius keistus dalykus, nelabai suvokimus. Tai aš siūlyčiau iš tikrųjų, Alinai, jeigu jinai sugeba išsilaikyti testą normalų, praeiti konkursą, tada tegul eina tas pareigas, o dabar čia vėl laikinai einantis pareigas direktorius, tai mes jau to visi laikys. Ačiū tarybos nariui. Tai socialdemokratų frakcija balsuos prieš. Ačiū tarybos nariui už pasiūlymą, pastebėjimą, išreikštą nuomonę. Prašau, Kęstutis Patakas. Norėjom dar pasitikslinti, čia juk tiesa, kad jinai dalyvavo darbo partijos sąrašuose. Tai norėjom paklausti, ar čia nėra atsidėkojimas. Kuo tai susiję? Aš norėjau paklausti. Čiagi nebėliūtės. Aš klausimą paklausiu ir jūs atsakykite. O jūs čia dabar diskutuot norite? Aš atsakysiu. Tai jūs sakot, kad jūs pagal reglamentą elgimės, tai leikitės, aš paklausiu, jūs atsakykite. Tai aš jums atsakau. Ką jūs norit sužinoti? Tai aš klausiu, ar dalyvavo, ar neatsidėkojimas? Jinai yra labai aktyvi darbo partijos. Taip, ir ar neatsidėkojimas? Ne, tai nėra atsidėkojimas. Prašau. Prašau, matyti. Norėjau paklausyti vyriausybės atstovų, ar galima, vadinkim, sprendimų sudėti vieną klausimą, nes vieno sprendimų galbūt aš palaikau, kitų ne. Tai va, ar klausimas galima atleidimas vieno asmens sudėti su kito priėmimu į darbą. Ta pati klausimas. Šiaip galima, nes mes galbūt šitam projektui mes neturėjom, tai reiškia galima, bet čia jau taryba turėtų balsuoti atskirai, gal už kiekvieną punktą galite. Gerbiami tarybos nariai, ačiū vyriausybės atstovai. Zenonas Miselis, prašau. Noriu pasakyti repliką, replikos tik į gerbiamo Izolio pasisakymą. Prisiminkime praeitos kadencijos sprendimą, kai buvo reorganizuojama sporto mokykla ir viešoji įstaiga laisvalaikio centras. Organizacijos pabaigoje buvo paskirtas direktorius sporto mokyklos Algimantas Kmitas, lygiai taip pat laikinai einančių. Nepaskirtas, jis buvo direktorius sporto mokyklos ir baseinas buvo priimtas. Aš pats dalyvau posėdį. Gerai, ačiū tarybos nariai, iškėlė repliką, tarybos nariai, nes vieną prieš vyriausybės atstovą. Siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 12 už, 4 prieš, 3 susilaikė, sprendimas priimtas. 4, atsiprašau, 12 už, prieš 4